Atidardėjau. Sveiki. Aš šiandien antrą kartą miškiokį jau šiandien. Plevelas pritrukau. Tuoj persvilksiu. Parodysiu, kodėl jau antrą kartą. Žiūrėkit. Tai va dėl ko antrą kartą. Padėjo draugas. Atsivežėm, atnešt padėjo. Planas uždėti duris bent vienas. Nebeturiu laiką, sakiau, gaminsiuos, bet ir nežinojau, kad yra grandinė išilginiam pjovimui. Kad aš būčiau žinojęs, ašgi norėjau lubas daryti. Vat, paprasta grandinė pjavo, aš nežinau, ne pusę valandos. Šit ne bakelį benziną sudegina. Pasirodo, yra atskira grandinė. Tai vat bus proga išbandyti. Ir gaila, kad nebeturi laiko. Dėl to ir atsivežiau šitas duris. Be, kaimynas draugas atidavė. Čia pasisūkė biškiai, gal kaip nors. Šitas gal įėjimui darysim, vidai. O šitas čia iš lauko kalidariukai. Bandam, nusinešam šitas. Gal senai buvo laikas jau išvalyti. Labai gražiai atpjavę. Išmokus val. Ir tokių biški, bet kai miške tai gražiai. Dar tokią vieną reikia. Gal viskas būtų ir baika, bet kreiva. Kažkur galvos man reikia starinti. Ir durys susisukė. Ir ten kreiva. Čia darom kažkuo. Ir nežinau toliau. Va, šiandien tiek. Čia gražiai galas. Čia negražiai. Čia baikis. Čia gražiai. Nepavargusiam darbas. Sakau, nepavargusiam darbas. Čia gražiai susikalė, o čia nei viena. Ne iki galo neįkalė. Čia koks bardakas. Sustvarkyti reikės. Kiek kreivų reikia. Gal malkos supjauti yra, bet reikia nešti kitam. Man iki rytojaus jums. Už sekundės. Iki. Atsivežiau įrankių biškį. Plevelės. Bandam duris padaryti. Tiksliau, paslėpti. Parodysiu dar, turiu pučiuką. Rodžiau gal jau, bet galvau nerodysiu, bet nėra kitą variantą, reik vis tiek įėjimus apšiltinti. Ten tai gerai daug prikrauta ant viršaus. O čia nieko reik padaryti. Ir ką, tikiuosi šiandien paskutinę seriją. Va, kaip padariau, reikėjo vakar tai padaryti. Ir bus kažkas tokia. Tai jau, gerai padarysiu, parodysiu. Va, neblogai. Galvau, daug nereikės. Trečias pusmaišiukas. Nežinau kažkaip tai dėti ant viršaus plevelę. Dabar taip. Lyja lietus, bet dar, kol nesušlapsiu, dar biškį čia padirbsiu. Noriu slėpti šitą. Pabandam dar. Įsilyja, nebaigiau, bet vat. Gerai. Plevelė. Taip kažkas tokio.
ten apkas, ten kažkaip sugalvoti, šako. Eiktų tiek nebedaug liko ir norėjau šiandien pabaigti. Rytoj lietus teks paryt atvaryti. Jau norėjau šiandien jau žodį tart. Tarsime rytoj. Ką reiks varyti namo greičiausiai. Lis. Einam iš vidaus pažiūrėti. Žiūrim kokią tamsybę. Gaila, lietus planus sugriavė. Tai ko tu, Janai? Aš beveik kaip visuomet. Atmyniau miškiokant. Reikiagi pabaigti projektus. Nu, kaip vakar išeidamas palikau. Dar atnešiau biškį lapų. Čia. Tai jau, dabar taip. Dabar taip, reikia pakasiot. Aišku, kuo daugiau lapų atneš. Čia gal daug prinešiu šakų. Būt gerai sausesnių. Visur užpilt. Na, pažiūrim. Tai ką, nieko labai ir neparodysiu. Pažiūrim, kas gausis po 3 valandų. Toks jau dabar darbas, na. Tiesiog parodysiu, ką padariau ir viskas. Tai vat, greičiausia taip ir bus. Paskutinė serija, man 2 savaitės darbo, jums 10 minučių. Žiūrim vis tiek. Nu va, pralyginau. Lapų tai daug reikia. Klaida buvo, kad iš pavasarę neprisirinkau. Dabargi viskas sužėlė. Nežinau, ką jūs darytumėt. Truputį uždėjau samanų ir lapų. Nėra geriau. Einu samanų. Vat nuo tokio paplėšysim. O, nuo medžio. Uždėsim. Truputį geriau jau. Bet tai dar, nu kaip buvo, kaip dabar. Dar. Čia nešt lapų daug. Radau lapų, bet vien šitie. Viena ąžuolą, čia ne viena ąžuolą, nu. Tai jau vat. Po 3 valandų tik tai tiek. Šiandien turėjau baigti. Nu dar teks atvaryti. Valandų pradirbta 103,9. Aišku, plius, neaišku kiek. Kaip visuomet, man iki rytaus tikiuos, arba kažkada, o jums už sekundės. Sveiki, kaikų tujinai. Dabar, kad paskutinės minutės šitos serijas. Na, žiūrėkit ir pabaigoje tarsiu žodį. Eisiu atostogų. Paskutinę dieną tikiuosi prie šio projektą. Ne, viską papasakosiu vėliau. Žiūrim dar ką šiandien padarysim. Nežinau, kodėl šakom sugalvojau. Tiek tas gerai, supus kažkada. Na va, 5 valandas dirbau ir tik tiek. Paliksime taip. Čia lapų prinešiau. Kažkiek. Šiaip daug, bet. Einam į vidų. Atsinešiau šviesą, jungsim. Šitas buvo laisvai. Dabar įsitempė. Lyja 2 dienas beveik, visą naktį ir 1 dieną. Tai vis tiek sudrėka žemė, nu, spaudžia svaris kažkur. Tai va dabar šitą stums ir pažiūrėsiu, kiek susės. Čia palikau centimetrą laisvumą. Žiūrim. Liksiu pa žemę ar ne? Gal ne? Ai, nieko. Tai gerai, taip ir paliksim. Per laiką pažiūrėsim, kiek susės. Sės ar nesės centimetrus laisvumo.
Šie akimirkai yra gegužės 16 diena, nuo savo grafiko atsilikau 1 diena. Kai jūs šitą įrašą matysit, jau bus greičiausiai birželio vidurys. O video kėlimą pavėlavau įdėti tik 4 dienom. Tai nežinau, kaip žiūrėjot mano šitas serijas, ar palaikėt ar nepalaikėt. Aišku, kad palaikėt, dėkingas labai. Buvo aišku gal ir neigiamų komentarų, priprasime, nieko tokio. Dėkui, kaip bebūtų, dėkui žiūrėjusiems, palaikiusiems, labai dėkingas. Tolimesni planai, aišku, kažkada sugrįšime, nežinau kada, gal kol kas konservuojame šį projektėlį, vėliausiai vėlyvą rudenį sugrįšime ir žiūrėsime vėl, kaip man seksis. Rodysiu vėl viską, kaip įsirenginėsim, norėsis pasidaryti, likt nakvot, be abejo. Tai va, žiūrim toliau, palaikom ir laukiam kitų mini projektėlių, neslėpsiu, noriu ir namuose turi projektą, gyvendinsi jį, negyvendinsi, nežinau, žiūrime. Artėja vasara, noris kelionės su dviračiu, mažučių labai, žiūrėkime, gal kažkas išeis. Gal ateisim ir į mišką, nors negaliu žadėti, miškas irgi norisi truputį pristabdyti, kaip bebūtų. Gal pasimatysime truputį rečiau, bet stengsiuosi tikrai į mėnesį, nors jau porą video tikrai įdėti. Dėkui žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. Ačiū viso.